žiauriai keistas verslas, bet tikrai moka gerus dividendus ir realiai net augimas jį. Nematau, kaip tai galėtų būti geras verslo modelis ilguoju laikotarpiu. Jeigu mes taip paimam, labai retas atvejis, kad mortgage REITs ilguoju laikotarpiu sėkmingai vysto veiklą. Jau kur, bet į Kiniją nei euro nedėsiu. Tai tik eilinį kartą patvirtina Never Bet Against America. Kažkas apie 10 metų užtruko pasiekti pirmą 100 000. Ar daug ar mažai čia jau priklauso nuo žmonių. Kaip atsirinkti kompanijas, kurios 20 metų į ateitį sugebės generuoti vis didėjančius pelnus? Čia geras klausimas. Sveiki atvykę į dar vieną sesiją, kur atsakinėjame jūsų klausimus iš Graikijos šį kartą. Tai pirmas dalykas, šokam iš karto į jūsų 10-15 klausimų, kai kuriuos pakomentuosiu truputį plačiau apie savo paties 100 000 portfelį, kai kuriuos pakomentuosiu apie, jeigu norite pradėti investuoti, negalite perėti iš telefono į kompiuterio versijas ir dar daug dalykų šioje vietoje. Bet jeigu pirmą kartą patekote į šitas rubriką, tai mintis labai paprasta. Jeigu palikote komentarą YouTube'e, jeigu parašėte žinutę ten Instagram'oje, jeigu kur nors užpilėte užklausą per info@dividendoeksperimentas.lt, tai į tuos klausimus atsakau ir raštu, bet kartais kai kurie iš jų reikalauja truputį išsamesnio atsakymo, tai čia būtent šita rubrika ir atsiranda. Atsakinėju išsamei iš savo požiūrio pagal tą informaciją, kurią pateikėte. Kaip pavyzdys, šaunam patį pirmą pavyzdį šiandienos ir važiuojam su Anolipo komentaru į Freedomo 20, kaip atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą, 23 metų video. Tai čia video jau gerokai virš metų bendrai paėmus, bet komentaras, sveiki, atsidariau sąskaitą per telefoną, pilnai pasibaigiau registraciją, tačiau bandant jungtis per kompiuterį rašo, jog tolimesni veiksmai tik per telefoną. Kaip prisijungti prie savo sąskaitos naudojantis tik kompiuteriu. Tai tikėtina, kad arba registruojatės per 2 skirtingas sąskaitas, arba neužbaigėte visos procedūros per telefoną. Nes per telefoną jums reikės patvirtinti savo ID, reiškia fotografuoti savo selfie, dokumentą ir pridėti papildomą dokumentą, tai reiškia proof of address, dažniausiai banko išrašas puikiai veikia. Jeigu to nepadarėte, dar jūs neturėsite tos kompiuterinės, sakykime, versijos. Kai tik šitą padarysite, iš karto kompiuterinėje versijoje registruojantis jūs prisijungiant, jums iš karto duos prieigą prie pilnos sąskaitos. Ten iš karto, jeigu prisijungėte, keliaučiau į ekonominį profilį, į WIBAN formą, bet esam padarę atskirų video apie tai. Jeigu užpildėte dokumentus, viskas praėjo, iš karto turite kompiuterinę versiją, jums tiesiog reikia sign in, kaip logintis, tais pačiais duomenimis ir iš karto turėsite prieigą. Vilkas rašo, atsargiai per 6 savaitės nei vieno iš 21 objektų, į kuriuos investavau, progresas nepasistumėjo nei per vieną langelį, įtartinai kažkaip. Nepamirškit, kad teisiniai procesai užtrunka ir procesas realistiškai žiūrimas į 2 metų investicijas. Kadangi pradėjau per Indemo investuoti prieš 4 mėnesius, tai vėl, vienas iš objektų labai greitai pravažiavo, tikėtina, kad per sekančias 30 dienų turėsim dar vieną, kas iš... Vėl, nenoriu žodėti šitoje vietoje, tik tai pagal lūkesčius savo, taip sakant, žiūriu ir planuoju. Tai tikėtina, tie, kurie investavot vasarą, tikrai pamatysit, kad tai iš tiesų veikia. Ir, taip sakant, pirmi pelningai suvaikščius, bet aš vis tiek žiūrėčiau šitą investiciją kaip 2 metų investiciją. Taip sakant, nesitikėčiau, kad po mėnesio iš karto tam tikri rezultatai kažkokie atkeliaus arba dar už kelių savaičių. Tai va, klausimas 08. Jau kur, bet į Kiniją nei euro nedėsiu. Tai tik eilinį kartą patvirtina Never Bet Against America. Bet dabar klausimas, jeigu pasižiūrėsim į paskutinių metų, sakykime, Alibabos rezultatus arba su paskutiniam Kinijos subsidijom, kas į stock marketą, kai jie prispausdina, tai paprastai aiškinant, tai visi kinų indeksai taip gerokai pašoktelė. Tai vėl, žinant šitą informaciją, atrodo kaip ir logiška būtų tenais turėti investicijų. Bet pritariu, kad didžiąją dalimi tikėtina, kad Amerika šitoje vietoje turės stipresnę poziciją, bet nenuvertinčiau vienus vartus, kaip visą laiką. Taip sakant, diversifikacija dažniausiai is the key. Klausimas 08 dar vienas komentaras, labai gerai pavaizduota nuomojamo NT realybė video pradžioje. Žinokit, šita patirtis man primena, kodėl aš turėčiau investuoti vis labiau ir labiau į nekilnojamo turto trustus, negu nekilnojamo turtą, jeigu norėčiau grąžos būtent iš nekilnojamo turto. Tai tiesiog, sakykime, skausminga patirtis ir kartais aš nusisvajoju ir galvoju, 10 objektų turėti atskirą žmogų, kuris prižiūri, visą tai yra gan efektyvu, taip toliau, pasyvus pajamos pastoviai, gal ir įmanomas variantas. Bet po to, kaip pasisveriu, kokios rizikos pasisveriu, kaip įvaldyti tai, kiek papildomų skambučių, kiek papildomų galvos skausmų, kas jeigu tą žmogų reikia keisti, sėdžiu galvoju, žiūrėk, dividendų kiekvieną mėnesį įkrenta iš nekilnojamo turto trustų ir ramu. Tai šita vieta kartais labai džiugina.
Gyventojas rašo, labas, nes išgirdau apie US Estate Tax, gali detaliau atsakyti apie jį, nes kaip aš suprantu, tai ne US piliečiams yra išimčių, turint PVZ akcijas ETF'us, kurių ISIN prasideda US. Ir jei suma būna virš 60 000 ir jas parduodant ar paveldėjant, gali tekti sumokėti 40% mokesčių nuo sumos, kuri viršyje 60 000. Realty income papuola į sąrašą. Pirmą kartą girdžiu, pasidomėsiu, bet realistiškai aš jau bryčinau šitą vietą kelis kartus. Nelabai matau, kaip tai yra realybėje, nebent jūs esat US rezidentai būtent šitoje vietoje. Taip sakant, kad Amerika skatintų šioje vietoje neinvestuoti į akcijas, į vertybinius popierius pas juos, į didžiausią kapitalizmo, taip sakant, pasaulio pasirinkimą, kaip per fondus tai būtų suvaldoma. Tiesiog daug klaustukų iš karto kyla, bet pirmą kartą girdžiu šitoje vietoje. Viskas liuk, tik išmok, prašau, taisyklingai angliškai ištarti realty income. Jei jau nemoku, tai galbūt ir neišmoksiu. 10 metų Anglijai nepadeda tam tikram akcentams, taip sakant, bet tai prisignysis laiką galim turėti tam tikrų detalių. Ditenis, kur investuoti pinigus, kad nereiktų nieko dirbti, tai galėčiau šnapsą gerti ir kas mėnesį ateiti pinigus pasiimti. Variantų daug, čia tikriausiai kapitalo klausimas, nes jeigu mes suinvestuosim ten pagal tokį pavyzdį 100 eurų ir tikėsimės, kad mes iš to pragyvensim, tai kai uždirbsim per mėnesį 10 centų, nemanau, kad matysis labai didelė grąža ir labai didelis noras investuoti toliau. Tai šioje vietoje mūsų tikslas yra ilgalaikis investavimas ir šiame kanale pastoviai kartojas, kad jeigu mūsų tikslas yra labai greitai pasiekti tuos rezultatus, tai būkit pasiruošę investuoti 70-80% savo uždirbamų pinigų. Jeigu tai nėra situacija, kurią gali pasiekti, tai arba reikia didinti atlyginimą, arba mažinti investicinę sumą ir tada ilginti laikotarpį. Prioritetų klausimas. Tolstek rašo, Emilį dirba Amazonė, kaip ten su požiūriu į darbuotojus ofise. Priklauso ar operations darbuosis, ar vis dėlto į tą jau, sakykime, headquarters taikysi, arba jisai labiau corporate būtent pusę. Nes kaip visose didesniuose versluose, priklauso nuo sektorius, priklauso nuo departamento, priklauso nuo pagrindinio boso. Tai kai keliausi per interviu, labai pasidomėčiau ir pasiklausinėčiau žmogus, kuris iš tiesų tas head of, taip sakant, ką jis darbuojasi ir tada vertinčiau per tą prizmę. Bet kiekviena dideliai kompanijoje tu vis tiek esi mažas, sakykime, tas maža dalelė didelio mechanizmo, tai reikėtų šito nepamiršti, nebent labai jau ten į viršūnės užkirsit, bet netgi ir tokiais etapais. Tai aš savo karjeros viršuje valdžiau visą UK network transporto pusėje, taip sakant, aš buvau atsakingas už komandą, kuri, taip sakant, ten 20-30 specialistų specifinių, kurie būtent šioje sferoje fokusavosi ir planavo visą UK transportą, taip sakant, fūrams, mėgtukams, taip toliau. Tai jau, tikrai pareigos, sakykime, sąlyginai aukštas, bet aš vis tiek mačiau, kad ta mašina, taip sakant, jeigu rytoj dingčiau iš rolės, taip sakant, per didelio kiekio nepasikeistų. Tai vertinkit per tą prizmę. DJ Mančinį, ačiū už tą lauktą video, asmeniškai tikėjausi dar trečios strategijos pasiklausyti, pavyzdžiui, 100 KS su tikslu sukurti pasyvių pajamų srautą su didesnė grąža negu sąskaita. Ir matau dar komentaras, taip pat ir aš domintų būtent dividendinis, kas mėnesį ar ketvirtį kapsintis pinigai ir investuoti ir išsimti jau strategijos ir situacijos klausimus. Remiantis šiuo video, tai galtumėte tiesiog dividendiniai ETF-ai ir Core Satellite strategija. Mane būtent domina šitas variantas. Tai pagrindinis Emilio portfelis, manau, panašiai ir dėliojimas. Pagrindinė portfelė pas mane yra raudimo akcijų, tam tikrų tokių, sakykime, paspėliojimų, ar tai būtų kažkas, į ką aš norėčiau investuoti. Bet su dividendiniu, tuo strateginiu pasirinkimu, mano nuomonė, pirmas 100 000, jeigu mes sakom, kad mes norim investuoti būtent pasyviom pajamom, tai ETF-ai, skolos vertybiniai popieriai, dividendiniai ETF-ai gali būti vieni geriausių pasirinkimų, nes jums tiesiog nereikės investuoti tiek daug laiko. Kai sumas didėja ir, sakykime, jis ant portfelio turi 300-500 000 ir ten, sakykime, papildomus 100 000 kaip atskirai strategijai, galim žiūrėti į tą dividendinį investavimą. Bet iki to laiko, tai yra labai didelė rizika. Paimkime taip iš
egoistiškos pusės. Jūs statote, kad jūs galite atrinkti geresnius verslus ir geriau investuoti negu milijardus valdantis hedge fondai ir profesionalų milžiniškos komandos. Vėl, mažoje smėlio dėžėje, specifinėje rinkoje, specialaus dydžio kompanijose taip galima efektyviai tai atsirinkti. Bet kuo toliau, tuo didesnė ta rizika yra. Tai kur aš matau, kad paprastas investuotojas gali laimėti prieš tą hedge fundą, tai ilgoje perspektyvoje nedarant veiksmų. Ką tai reiškia? Hedge fundas beveik kiekvieną ketvirtį turi rodyti geresnius rezultatus arba daryti tuos veiksmus. Mes kaip paprasti investuotojai mes galime nusipirkti verslą, jis mums gali patikti, mes jį 30 metų galim laikyti, nesvarbu koks pliusas, koks minusas, tiesiog nieko nedaro. Tai čia dividendų magija atsiranda vis didesnė ir didesnė. Tai dabar kaip atsirinkti kompanijas, kurios 20 metų į ateitį sugebės generuoti vis didėjančius pelnus? Va čia geras klausimas. Ir pagalvokit, taip sakant, su dabartiniu AI visų bumų, taip sakant, pasikeitimų versluose, kuris iš tų verslų galėtų būti tikrai tas užtikrintas pasirinkimas. Nėra vieno. Tai reiškia, mes turim rinktis 15-20, tai kad tos 15-20 išsirinkti, atsiranda toks, koks čia būtų geras variantas jį išsifiltruoti. Tada atsiranda skaidimas tarp portfelio, tada atsiranda skaidimas tarp sektorių, tada atsiranda diversifikacija. Staiga tai yra milžiniški laiko kaštai už patį scenarijų, kur pačioj pradžioje nuo tos pačios sąskaitos neaplenkiam, nes dažniausiai dividendai šitoje vietoje yra 3, 4, ten iki 5% grąžos, bet ilgoje perspektyvoje jie didėja per, sakykime, tą yield on cost basis. Tai va, čia atsiranda ta magija ilgesnių laikotarpių, bet pačioje pradžioje didžioji dalis tiesiog pames motivaciją. Tai vėl, jeigu yra klausimas, aš noriu 100 000 investuoti pagal dividendinę strategiją, tai čia yra atskiras video, kurį tikrai galiu padaryti. Tai jeigu taip, brūkštelkit komentarę, padarysiu. Emilija per kiek laiko pasiekė 100 000 portfelį. Priklauso kurio 100 000, nes jeigu mes įmam tą, kur Freedoman, tai aš dabar 3 metus investuoju ir jis per D sąskaitą, per praktinius eksperimentus ir per pagrindinį pas mane jau 100 000 perlipo. Vėl, ne vienintelis mano portfelis, aš turiu ir kitų portfelių, kuriuose yra, sakykime, po 100 000 ir plius. Jeigu žiūrint į patį pirmąjį 100 000, aš sakyčiau vis tiek mes kartu su žmona jau pradėjom rimtai investuoti, tai kai buvom karjeros, sakykime, viršūnėse ir pasiekėm nuosekliai per kažkur, gal, sakyčiau, 14-18 mėnesių, kažkas tame tarpe, bet tai buvo vėl 5 metai kokie investavimo mažom sumomis skirtingas strategijas ir tada karjera šoktelėjo gerokai pasabudu ir tada mes taigi sakom, kišom kuo daugiau investicijas. Ir kai tam tikros, taip sakant, su Amazonu, aš dar atsimenu, mano akcijų visi paketai pareinom, tai aš ten kai kuriais etapais galėjau investuoti po 5 000 per mėnesį. Tai tas 100 000 tiesiog atėjo labai greitai, nes buvo investuojama suma beveik milžiniška bendrai paėmus. Tai va. O kuo toliau, tuo, sakykime, didesnė suma investuojant, tuo greičiau pasieksite tuos etapus. Jeigu mes paimsime tą, kad man pradinis investicijos jau skaičiavus link to pirmo 100 000, tai aš pradėjau pirmą investiciją 18 ir tada, sakykime, iki kokių 9-10 metų, kažkas tokio. Tai bendrai paėmus dabar taip datom tiksliai neatsimenu, bet apie 28, tai skaitykit, kažkas apie 9, apie 10 metų užtruko pasiekti pirmą 100 000. Ar daug ar mažai čia jau priklauso nuo žmonių. Gerai, mano pažįstamas rūko 40 metų po pakelį dieną. Paskaičiuoti ir dar litai skaičiavam, kad 2000 butą prarūkė. Tai gal 200 000 butą prarūkė. Klausimas, aš per 40 metų tai jau ne tik butą, bet ir visą finansinę laisvę prarūkė. Labai geras komentaras. Vėl čia trigeris tiesiog parodyti, kaip tam tikri blogi įpročiai, kurių nemėgstam, galėtų pasitarnauti mums. Bet tikrai paskatinčiau pažvelgti, taip sakant, pats esu turėjęs šitą blogą įprotį, bet jau kokie irgi 5-6 metų, man rodos, gal net irgi daugiau. Man rodos, iš tiesų meti rūkyti tada, kai pamiršti, kada prieš kiek laiko rūkėjai. Vat vienas iš pavyzdžių. Algis rašo, taip galima taupyti iš maisto ir labai daug, pats gamini turėdamas gerus indus, galima padaryti tokius skanėstus, kurių restorane nerasi, kaina iki 10 kartų pigiau. Aišku, lyginant ne restoraninės kainas, o parduotuvės. Čia visą laiką yra šimtai būdų sutaupyti. Kai kuriems bus prioritetas, pavyzdžiui, maisto, jeigu tai yra kažkas, ką mėgsta daryti apskritai virtuvės.
Kitiems galbūt ant transporto, nes jiems su dviračiu važiuoti yra daug paprasčiau, efektyviau ir jie gyvena, sakykime, nedidelį atstumą. Kitiems dar ten 3., 4. ar 5. dalykas. Čia visą laiką bus ir prioritetų klausimas, kurį reikėtų įsivertinti, bet aš tikrai pritariu, kad yra krūvos vietų, kur mes galime iš tiesų sutaupyti pinigų, bet keli dalykai, kur netaupyčiau tos iš kokybės pusės. Tai mano vienas iš maisto komentarų buvo, kad mes nebuvom šokių gyvenam 10 metų tam, kad pasiektume finansinę laisvę. Šitas keli akmenys į FIRE movemento daržą bendrai paėmus. Mantas rašo, reikia prikulti tą, kuriam kilo mintis miegas tik silpniems. Taip, pas mane patį buvo draugai, dabar tik pažįstami. Kur LT rasti tokią bendruomenę, kuri padėtų kilti aukštyn? Tai sveikas prisijungęs į Financial Lithuanians, taip sakant, pusę, į dividendų eksperimento pusę. Mes kuriam tą bendruomenę po truputį. Sekančiais metais tikėtina, kad atsiras labiau tokie struktūriški žingsniai, jeigu yra noro prisijungti tai pirmin. Iš kitų tokių gal, kad paminėčiau kažką, kas man labai patiko, nelabai turiu. Nes labai paprastas klausimas, jeigu būtų buvę, tai tikėtina tenais būčiau. Kadangi neradau nieko, tai patys ir kuriam šitoje vietoje. Tai geriausias pasirinkimas. O iš tiesų aš esu pamatęs, kad kuo labiau aš fokusuojuosi į tam tikrus dalykus, kurie man patinka, kurie man yra svarbus, anksčiau ar vėliau žmonės dažniausiai, atkeliauja, kuriems tam tikrai įsitikinimai yra labiau priimtini negu kiti. Tai kaip pavyzdys, jeigu man patinka darbuotis, man patinka padaryti dalykus, man patinka kurti tam tikrus dalykus. Tai šioje vietoje atsiranda žmonės, kuriem tokie dalykai ir jį patinka, nes tiesiog rezonuoja, susipažįsti su kitais. Tai urve nebūnant, dažniausiai tie žmonės atsiranda, bet labiausiai klausimas tikriausiai, ar pats esi iki galo išsigryninęs, taip sakant, kur tas aukštyn. Ar aukštyn karjeros pusėje, ar aukštyn ten, sakykime, fizinėje pusėje, ar aukštyn tik tai specifinėje rolėje. Čia irgi aukštyn yra daug įvairiausių pasirinkimų. Dude 5šiam rašo. Sveiki, ar dar galioja 3,74 cashbackas? Dabar yra Fast Tracko programa pas Indemo, tai realiai galite gauti per 1 sekundę gražą, metinę indėlių gražą realiai investuojant. Tai yra paskutinis video, jeigu užsuksite Indemo, išėjo prieš porą savaičių, tai ten viską aptariau, kaip kas, ką naudotis, bet jau tas pats cashbackas, tai jis baigė Liepos 30 ar rugpjūčio 15 kažkas tokio. Tai tas, apie kurį jūs kalbat, jau nebegalioja. Labai vertinant tavo video, Emilė, išmodė, daug sužinojau, ačiū, bet pastaruoju metu labai kartojasi informacija. Žinok, čia bendrai visiems paėmus. Kuo toliau žiūrėsite, tikėtina, tuo dažniau pamatysite, kad dalykai kartojasi. Investavimo temos, jeigu labai jau taip apibendrinant, mes turim kelis tos kertinius pasirinkimus, po to mes jau galim truputį daugiau varyti tos vadinamos popsuchos, kažkodėl pasakyti, kodėl būtent šiuo metu reikia pasižiūrėti į rinką, kodėl tam tikros naujienos yra svarbios. Bet, jeigu mes įmam ilgalaikiai pasirinkimai, fondai, susidėliota finansinė situacija ir dollar cost average, jūs jau žinote 90%, ką jums reikia žinoti investavimo pasaulyje. Visa kita yra labiau toks papildoma medžiaga, kuri gali padėti, bet daugeliu net nebus aktuali. Tai jeigu pražiūrėjote didelį kiekį mano video, tikėtina, kad didžiąją dalį minčių jau turite, matote ir tiesiog kartojimas yra mokslo motina. Tai pas mane sugrįžtite su mintimi surasti kažkokių specifinių pasirinkimų, arba sugrįžtite su tą mintimi, kad reikia kai kurios dalykus pasikartoti. Aš, pavyzdžiui, The Little Book of Common Sense Investing, tiesiog aš skaitau laiks nuo laiko ir pinigų psichologiją perskaitau laiks nuo laiko vien tam, kad užfiksuoti iš mano dabartinio požiūrio kampo versus ten prieš 2 metus požiūrio kampo. Mantas rašo, ačiū, kad rūkot, Altrija puikus dividendai. Tikrai puikius dividendus sumoka, man tik tas investavimo. Jie sugeba labai efektyviai mažinti kainas, jie sugeba labai efektyviai, mažinti operacinės kainas, tai reiškia, kiek išleidžia. Didinti kainas klientams, tai vis uždirbinėja daugiau, nors tai rinkoje realiai paimam, kad mažėjantis produktas. Tai man žiauriai keistas verslas, bet tikrai moka gerus dividendus ir realiai net augimas jį. Kodėl alergija mortgage REITs, kai iš klausimo 08? Bet čia aš tikriausiai argumentuočiau, kad labai jau toks, kaip jį įvardinti. Jeigu mes žiūrime verslo modelį, aš nemačiau nei vieno success case'o per ilgesnį laikotarpį, tai jeigu 20-30 metų, kad šitas pasirinkimas iš tiesų būtų efektyvus. Ir kiekvienam versle dividendai dažniausiai pritraukia investuotojus, bet kapitalo kritimas, taip sakant, akcijos kainos pati vertė, ilguoju laikotarpiu neatsveria to, ką mes gauname iš dividendų. Tai mes investuojam ten $100, gaunam 15% dividendų, bet tada parduodam tai už 80. Arba už dar žemiau. Tai, man atrodo, blogas verslo modelis yra
nematau, kaip tai galėtų būti geras verslo modelis ilguoju laikotarpiu. Jeigu mes taip paimam, labai retas atvejis, kad mortgage REITs ilguoju laikotarpiu sėkmingai vysto veiklą. Vėl, iš mano pusės. Jeigu panagrinėsit verslo modelį ir patiks, tai gal kažkas, kas manęs domins irgi, tai aš šioje vietoje labiau piešiu, kad man labiau ne negu taip, bet jeigu labai turit, klausimas 08, čia labiau įsitikinimų peržiūrėjimas. Ar matai, kad tas verslas iš tiesų gali būti efektyvus ilgesniu laikotarpiu? Tai paimkim tą ilgą laikotarpį ir ar tai yra taip ar ne. Jeigu tai yra taip, tai kodėl tavo investicijose jos negalėtų būti? Taip sakant, tiesiog mano pasirinkimas. Ir Adinking rašo, AI nėra burbulas, kripto yra burbulas. Su tais burbulų putimais bendrai paėmus, tai vieni apie dirbtinį intelektą, kiti apie kripto ir kai kurie apie kripto kalbėjo 18 metais, kad tai yra burbulas. Tai pasižiūrim, kaip investicijos nuo to laiko pakilo. Kai kurie sakė, kad S&P 500 20 metais buvo visiškam burbulė. Tada, kai buvo pandemijos nuosmukis, sakė, kad jau viskas čia kris dar 100 minutų ir sakė, 80-90% ir mes dabar esame daugiau negu dvigubai paaugę nuo tų žemumų. Tai mano tikriausiai pagrindinis kabliukas sakyti, kad burbulas aklai vien todėl, kad jūs manot, reikia žiūrėti rodikliais. Reikia tiesiog žiūrėti pagal kainos, pagal pelnų, jeigu mes lyginam kažką, kas pelnus neša. Jeigu mes žiūrim į tokias valiutas, kur didžiausias dėmesys, kripto vertinimas pagal rinką pasaulinio dydžio puse dar vis yra lyginamai mažas. Tai čia tikriausiai lengviausias palyginimas yra, iki kokio dydžio tie sprendimai gali padėti žmonėms spręsti problemas. Jeigu manote, kad tai gali būti marketas, kuris užims, sakykime, 10 trilijonų, tai mes dar turim vietos augimui. Jeigu manote, kad tai neegzistuos už 10 metų, man rodos, turite tam tikrų vidinių gal įsitikinimų, kurie nepadeda šitoje vietoje. Aš kripto nesu didelis fanas, aš turiu investicijos tose pusėse, žinau, kas yra cold walletai, white paperiai, taip sakant, pasinagrinėjęs, išsityrinėjęs, bet man visą laiką tai yra labiau toks dollar cost average pagrindinės valiutas ir ačiū visą ją. Man per daug kažkokio papildomo stimulo šitoje vietoje nereikia. Bet kad tai būtų burbulas, aš tikriausiai irgi pasiginčiau. Bet čia gal atskiras video. Gerai, tiek šiam kartui. Priminsiu, kad jeigu dar nepradėjote investuoti, nuorodas aprašyme, taip sakant, viską, kaip pradėti, į ką atsižvelgti, kokie mano portfeliai, kaip jie atrodo, tas per 100 000 portfelis yra prieinamas per 4 nuorodas, 4 skirtingi portfeliai, taip sakant, bendrai verti 100 000. Tai užsukit, paspauskit, tuo pačiu, jeigu dar nepradėjot, tai Freedom 24 kviečia su papildomais bonusais. Ten gali gauti iki 20 nemokamų akcijų, tiesiog keliais paspaudimais apačioje ir pasipildyti didesnę sąskaitą iki spalio galo. Išnaudokit pasiūlymus ir sutiksim su jumis kitą kartą.